Sveiki, mielieji. Šiandieną pradėsime skaityti Luko Evangelijos 15 skyrių, kuris prasidėjo, tokia nelabai malone rašto žinovų ir fariziejų reakcija į tai, kad Jėzus valgo su nusidėjėliais ir muitininkais. Jie priekaištauja Jėzui ir štai Jėzus paaiškina jiems, kodėl jis taip elgiasi, kodėl jis taip mato. Ir kodėl jis leidžia laiką su nusidėjėliais. Ir praeitoje laidoje mes aptarėme 2 Jėzaus palyginimus apie paklydusią avį ir apie pamestą drachmą. Ir kas neklausėte, kviečiu atrasti tą laidą ir pasiklausyti. O šiandieną mes aptarsime 3 Jėzaus palyginimą tą pačią temą. Ir šį kartą apie paklydusį sūnų. Apie sūnų palaidūną, taip vadinamą. Gerai žinoma krikščioniškame pasaulyje Jėzaus palyginimą, kurį išrašo vienintelis Lukas. Taigi skaitykime nuo 11 eilutės. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančio palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Taigi šeima, tėvas, 2 sūnus, vienas jaunesnysis, jam nuobodu būti tėvo namuose, dirbti tėvo ūkyje, jis nori gyventi savo gyvenimą ir jis pasiprašo tėvui gyvam esant jo palikimo dalies. Ir vien šis prašymas jau rodo to jaunuolio, to sūnaus įžūlumą tam tikrą prasme, nes tėvas dar gyvas, tėvas gyvena, o štai jis jau prašo palikimo. Ir tokiu prašymu, be jokios abejonės, jisai nenori skaudina tėvą, žeidžia tėvą. Nes tėvas dar gyvas, jis gyvena. O šis jau reikalauja palikimo. Bet tėvas nusileidžia, tėvas atiduoda jam palikimo dalį. Ir šis 13 eilutėje skaitome: praėjus kelioms dienoms, jaunesnysis sūnus pasiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Žodžiu, leidosi ieškoti nuotykių, dabar jis pasiturintis, jis turi nemažai turto savo kišenėse, taip sakykime, ir jis leidžiasi į tolimą šalį, jis turi už ką užsimokėti už kelionę ir gyventi nedirbdamas ir panašiai. Taigi prasidėjo taip vadinamos linksmosios pramogos, linksmosios dienos to sūnaus gyvenime. Ten palaidai gyvendamas iššvaistė savo turtą. Taigi mes matome, kad tas sūnus neskaičiavo, netaupė, leido į kairę ir į dešinę, pramogavo, palaidai gyveno, neatsakė nieko savo įgeidžiams, savo įnoriams, juos tenkino taip, kaip jam to norėjosi. Visą tai kainavo, bet jis nemažai turėjo, bet vis tiek, kiek tu beturėtum, riba ir galas tam yra. Ir štai jį atėjo, sako, jis iššvaistė savo turtą, jis išleido viso to tolimoj šaly, tam linksmam, pramogų pilnam gyvenimui. 14 eilutė, kai viską išleido, toje šalyje kilo didelis badas ir jis pradėjo stokoti. Negana to, kad jo atsargos pasibaigė, dar ir badas ištiko tą šalį, kurioje jis gyveno. O kadangi jis atsargų neturėjo, tai natūralu, kad ir darbo nebuvo, ir atsargų nebuvo. Žodžiu, jam atėjo sunkios dienos. Jis pradėjo stokoti. Tada apsistojo pas vieną to šalies gyventoją. Tas jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Prisiminkime, kad Jėzus kalba šį palyginimą žydams, ir ne bet kokiems žydams, bet rašto žinovams, fariziejams visų pirma. Ir to sūnaus likimas ganyti kiaules svetimšalio
laukuose, svetimšalių ūkyje, tai yra be abejo labai žeminantis užsiėmimas. Prisiminkime, kad žydai, judėjai kiaulienos apskritai nevalgo ir jos neaugina, kiaulių neaugina, o štai čia jis, suprask, iš judėjiškos terpės žmogus išvykęs į tolimą pagonišką šalį, ten gano kiaulės, koks pažeminimas, koks nusiritimas. Ir Jėzus matomai specialiai tą situaciją tirština, gilina ją, daro labiau dramatiškesnę. Ir štai jis gano kiaulės. 17 eilutė, tada susiprotėjęs jis tarė, kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Atsiprašau, praleidau 16 eilutę, kuri yra be galo svarbi ir atskleidžia to sūnaus būklę. 16 eilutė pasakyta, jis geidė prikimšti pilvą bent ankštimis, kurias ėdė kiaulės, bet ir tų niekas jam neduodavo. Reiškia, kiaulės gyveno geriau nei tas sūnus, nei tas jaunuolis. Jis geidė kiaulių ėdalo, bet ir to jam niekas neduodavo. Tada, sako, susiprotėjęs jis tarė, kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Tada jis tas bado jausmas, stokos jausmas, tas pažeminimas, būti tarp kiaulių ir negauti ėdalo galiausiai atvedė tą žmogų iki susimąstymo ir susiprotėjimo. Tas žmogus galiausiai pagalvojo ir suvokė, ką aš čia veikiu, kuo aš čia užsiimu. Mano tėvo namuose net samdiniai turi apsčiai duonos, o aš, kaip savo tėvo sūnus, matosi pasiturinčio tėvo sūnus, čia esu tarp kiaulių ir net jų ėdalo negaunu. Taigi jame gimsta visų pirma susivokimas, susigaudimas situacijai, o vėliau ir sprendimas. 18 eilutė, kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Taigi mes matome, kad jo sprendimas jau nebėra toks įžūlus, kaip jis buvo pradžioje, duok man mano palikimo dalį, bet sako, kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau. Nusidėjau Dievui ir nusidėjau tau, tėve. Tai yra atgaila, tai yra sudužimas, tai yra nusižeminimas. Tai yra žmogaus pripažinimas, kad jis klydo, kad jis nevertas tėvo dėmesio, tėvo meilės. Jis sako, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Ir tai yra didelis sudužimas, gili atgaila, jis nusprendžia savo širdį būti tėvo namuose bent samdiniu. Geriau tėvo namuose samdiniu, negu svečioj šaly kiaulių ganytoju. Jis pakilo ir iškeliavo pas tėvą. Jam dar toli esant, tėvas jį pamatė ir apimtas gailesčio pribėgo, puolė ant kaklo ir meiliai pabučiavo. Taigi, kaip tarė sūnus, taip ir padarė, kėlėsi ir leidosi namo. Ir pasakyta, kad tėvas dar jam toli esant jį pamatė. Vadinasi, tėvas, nors jis turėjo be jokios abejonės, kuo užsiimti savo dideliame ūkyje, savo dideliuose namuose, kur daug tarnų ir samdinių, bet matosi, kad jis vis žvelgdavo į tą pusę, į kurią leidosi jo sūnus, iš ten tikėdamasis jį sugrįžtant. Matomai jis pažinojo savo sūnų ir suprato, kad gautą palikimą jis tikrai neinvestuos,
nekurs savo naujo verslo, kad jis greičiausiai pažino savo sūnų, kad jis nėra toks atsakingas, kad jis yra savo jausmų ir įgeidžių valdomas. Todėl jis numanė, kad ilgai su tuo palikimu jis neištvers ir vėliau ar anksčiau turės sugrįžti. Nes jis pažinojo savo sūnų ir jeigu taip, tai stebina dar labiau, kad tėvas visgi duoda jam savo palikimą jam, kad jis leidžia jam iššvaistyti jo paties užgyventą ir sukauptą turtą. Bet tai vėlgi atveria mums Dievo paveikslą, ką Jėzus čia yra, bando mums atskleisti tėvo paveikslą, Dievo paveikslą, kad jis leidžia mums rinktis, jis leidžia mums ristis, jis leidžia mums paragauti to mėšlo, taip vadinamo, jis leidžia mums daug prarasti, daug toli nueiti ir kad mes galiausiai patys susivoktume, susiprotėtume, pamatytume, padarytume išvadas, įvertintume, sulygintume ir galiausiai pasvėrę sugrįžtume pas jį. Nors ir išsimurgdę, pažeminti, aptriušę. Kaip čia mes matome pasakyta, kad tėvui pagailo sūnaus. Kodėl jam pagailo, jeigu jis būtų grįžęs, tas sūnus visas švytintis, visas blizgantis, visas pasipuošęs ir kvepiantis, su žmona ir vaikais, tai nebūtų reikėjo gailėtis, bet matosi, jis grįžo driskęs, purvinas, numetęs daug svorio, sulysęs. Ir mes matome, kad tokį sūnų pamačius tėvą apėmė gailestis. Ne paniekinimas, ne žeminimas, ne priekaištai, ne moralizavimas, bet gailestis. Dar daugiau pasakyta, kad jis pribėgo, puolė ant kaklo ir meiliai pabučiavo sūnų. Tai rodo, tėvas priima sūnų tokį, koks jis yra. Nors jis nežino, kokia intencija sūnus grįžta. Gal jis pareikalaus dar kažko. Jis dar negirdėjo iš jo lūpų jokios atgailos, jis negirdėjo iš jo lūpų jokio pasakojimo. Bet nepaisant to, tėvo meilė yra besąlyginė, jis myli besąlygiškai ir jisai pribėga, apkabina, pabučiuoja. Ir tik tada sūnus turi galimybę prabilti tėvo. Sūnus jam tarė, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Ir čia mes matome būtent šitą atgailą, kad pakeliui sūnus nepersigalvoja. Jis mąsto taip pat, kaip toje šalyje buvo pamatęs ir nutaręs. Ir tuo žodžius išsako tėvui. 22 eilutė, bet tėvas įsakė savo tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Kai mes matome, kad jo drabužiai buvo netinkami dėvėti, jis perrengia sūnų, pauna jį, uždeda ant piršto žiedą, rodantį apie jo kilmingumą, kilmę greičiausiai, vertę. Tas, kuris su kekšėmis iššvaistė tėvo palikimą, yra vertas dėvėti žiedą, kalbantį apie jo kilmę ir vertę. Tai jo vertės nesunaikino, jo atgaila grąžina jam apdarą, tėvo artumą, vertę, pripažinimą. Atgaila. Pagalvokime, jei sūnus nebūtų apsigalvojęs, jei jis nebūtų apsisprendęs sugrįžti, jeigu jis būtų likęs toje svečioj šalyje, jeigu jis būtų likęs prie tų kiaulių, jas ganęs toliau, ir negavęs maisto, greičiausiai jis būtų vėliau ar anksčiau ar nusilpęs,
ar kažkokią ligą gavęs ir numiręs ten tarp tų kiaulių. Bet mes matome, kad atgaila visą atstatė jo gyvenimą. Būtent atgaila. Tai yra raktas į gyvenimą, tai yra raktas į bendrystę su Dievu, tai yra raktas į atstatymą. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, valgysim ir linksminsimės. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Lygiai taip, kaip ir pirmam ir antram palyginime, kai piemuo atranda paklydusią avį ir moteris atranda pamestą monetą. Jis susišaukė kaimynus, draugus, pažįstamus ir jie džiaugiasi. Taip ir čia. Kyla linksmybė, kyla puota ir džiaugsmas tėvo namuose, nes sūnus buvo pražuvęs ir vėl atsiradęs. Buvo prarastas ir štai jis vėl čia, tėvo namuose, jis sugrįžo per atgailą. Ir dangus džiaugiasi, Dievas džiaugiasi. Bet rašto žinovai ir fariziejai liūdi ir kremtasi. Pavydi ir priekaištauja. Ir štai dabar mes sutinkame antrąjį sūnų, kuris greičiausiai simbolizuoja būtent tuos religinius veikėjus ir jų santykį į nusidėjėlius. O vyresnysis jo sūnus buvo laukuose. Dirbo, suprask. Kai grįždamas prisertino prie namų, išgirdo muziką ir šūkius. Pasišaukęs vieną iš tarnų, jis paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti vidun. Taigi mes matome, brolis išgirdęs, kad jo jaunesnysis brolis grįžo sveikas namo, visiškai tuo nesidžiaugia, skirtingai nei tėvas, bet supyksta. Atsisako eiti į namus, atsisako matyti tą brolį akyse, su juo pasisveikinti, paspausti ranką, sėsti prie vieno stalo, jis atsisako viso to, nes jis, matai, grįžta iš laukų, nusiplukęs. O sūnus iššvaistė tėvo turtą, grįžo ir tėvas džiaugiasi, kad jis dar toks sugrįžo. Tėvas išėjęs ėmė jį kviesti. O jis atsakė tėvui, štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiu. O tu man nė karto nedavei nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo turtą su kekšėmis, tu tuojau papjovei jam nupenėtą veršį. Taigi mes matome, vyresnysis sūnus neigiamai nusiteikęs ne tik prieš brolį, bet jis priekaištauja ir tėvui. Jis turi kuo papriekaištauti, jam sako, štai aš visuomet buvau tau ištikimas, o tu mane ožiuko nedavei su draugais pasilinksminti, o štai grįžo tavo pasileidęs sūnus ir tu jam papjauni veršį. Kokia neteisybė, mano vyresnysis sūnus. Tėvas atsakė, sūnau, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo džiaugtis ir linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Gi tėvas sako, tėvo žvilgsnis yra kitoks. Nes brolis jaunesnysis vyresnio brolio, brolis tėvų yra sūnus, tai yra jo vaikas, jo įsčių vaisius. Ir jis žiūri savo vaikus vienodai, sako, argi nėra visa, kas mano, yra ir tavo, argi ne visa priklauso tau. Ir ožiukai, ir veršiukai, ir žemė, ir namai, ir visa, kas tik yra mano, yra ir tavo. Imk ir džiaukis tuo.
O kas liečia jauniausiai brolį, sako, reikėjo džiaugtis ir linksmintis, jis buvo pražuvęs ir štai vėl atsirado. Ir tai yra moralas, Jėzus moko rašto žinovus ir fariziejus keisti savo požiūrį, keisti savo žvilgsnį į nusidėjėlius. Jis moko gailestingumo ir jis moko džiaugtis, jei kuris nusidėjėlis atranda susitaikymą su Dievu. Nesvarbu, koks jis nusidėjėlis, svarbu, kad jis atgailauja, nuoširdžiai širdies atgailauja ir grįžta pas dangiškai Tėvą, į jo namus, į jo prieglobstį. Na, o Dievas gi tokio žmogaus neatstumia, jis pirmas išeina jo pasitikti, jis jį apkabina, pabučiuoja, pervelka naujais drabužiais, naujais baltais teisumo drabužiais, užmauna žiedą, kalbantį apie jo vertę ir kilmę, aukštą kilmę, apauna kojas, apjauna veršį, pasodina prie stalo, sukviečia draugus, iškelia puotą, skamba muzika, šokama, džiaugiamasi, nes sūnus buvo pražuvęs ir štai jis sugrįžo sveikas ir gyvas. Taigi tokia Dievo širdis, gailestinga, laukianti, apvalanti, išteisinanti, priimanti. Jei tu esi nusidėjėlis Dievo akyse, jei tu neturi ramybės savo širdyje, tu nesi atgailavęs prieš Dievą, nesišaukęs Jėzaus apvalymo, jo krauju, patikėk, kad jis myli tave ir laukia ir nori tave išgelbėti, nes išgelbėjimas tau reikalingas. Daryk tai, atgailauk. Eik prie jo, artinkis prie jo, šaukis taip, kaip moki. Na, o jei tu esi patyręs išgelbėjimą, neniekink nusidėjėlių, verčiau pasitarnauk tuo, kad ir jie atrastų Dievo gailestingumą per atgailą. Ačiū, brangiai, kad buvo drauge, kad klausėtės. Mielai kviečiu įsijungti ir kitą kartą, nes pratęsime skaityti šventąjį raštą. Atsisveikinu, sudie.